Aš noriu rankinuko, batelių, noriu būto, galbūt dar norėčiau geros mašinos, dar norėčiau trečio, ketvirto, dar norėčiau, kad mano vaikas mokintųsi geroj mokykloj privačioj, dar įstotų gerai ir dar aš, kad uždirbčiau gerai ir kad dar santaupų turėčiau. Tai jeigu jūs viso šito norit, merginos, tai jūs tiesiog turite pradėti nuo vieno paprasčiausio dalyko. Tiesiog nuo vieno paprasčiausio dalyko. Atsidėti 2 eurus kiekvieną dieną. Atrodo labai paprasta, o tu paimk ir padaryk tai. Paimk ir padaryk kaip aš, 12 metų. Ir tada pasižiūrėsi, kiek pas tai sąskaitoj bus pinigų. Tada mes galėsim atsisėsti ir pakalbėti, kas ko turi, kas ką gali. Ir jau tada nešnekėsit, kad aš negaliu sau leisti rankinuko brangiam, aš negaliu sau leisti vaikui sumokėti už mokslus 15 000, aš negaliu sau leisti kelionės į Disneylandą, aš negaliu sau leisti, nes tai yra labai brangu. Brangu yra tiems, kurie negalvoja. O kitiems yra normalu, tie, kurie pradeda taupyti nuo pirmos dienos, kada pradeda dirbti. Tai jeigu tu to dar dabar nedarai, tai aš tau rekomenduoju tą pradėti daryti ir nelaukti. Tiesiog pradėti atsidėti bent 2 eurus, investuoti kiekvieną dieną 2 eurai. 2 eurai. Tiesiog. Daugiau informacijos galite parašyti man. Aš jums ją suteiksiu, pakonsultuosiu ir padarysiu jums geriausią variantą Lietuvos rinkoje. Geriausią variantą, vienareikšmiškai.